Sveiki! Ar kada nors susimąstėte, kas mokyklą daro ypatingą? Kaip rasti vietą, kuri gauni ne tik žinių, bet atrandi savo talentus, draugus bei vertybės. Tai šiandien mes jūs kviečiame Kauno Vyturio gimnaziją, mokyklą, kuris skatina tobulėti ir augti. Mūsų mokykla turi ir 2 technologijos kabinetus, kur vyksta darbelių pamokos. Tai mūsų darbai tikrai nebūna pamiršti, jie būna eksponuojami prie mūsų mokyklos įėjimo ir netgi kartais kitose mokyklose, jeigu moksleiviai dalyvavo konkursuose. Tai kviečiame jūs atvykti į mūsų mokyklą ir parodyti savo talentus bei sugebėjimus meno srityje. Kauno Vyturio gimnazijoje vyksta tokie įdomus dalykai. Per pertraukas, po pamokų repetuoja mišrus choras Vyturys. Žinot, labiausiai džiugina tas darbas, rezultato siekimas. Eini, dirbi, repetuoji, nata po natos, jau 2 natos sujungtos, jau žiūrėk akordas skamba. Ir ateina koncerto diena. Atrodo, tas visas įdėtas darbas kažkur lieka nuošaly, tačiau nelieka. Nes koncerte choras suskamba nuostabiai, meilė muzikai, vienas kitam, draugystė, visa tai lieka. Todėl galime keliauti, koncertuoti, dalyvauti konkursuose, dainų šventėse, visa tai tęsiasi. Todėl džiaukimės kiekvieną dieną, džiaukimės, kad galim dainuoti ir švęskim gyvenimą tiesiog visi kartu. Mūsų mokyklos valdžia, kuri be galo palaiko choristus, remia visapusiškai tiek moraliai, tiek finansiniai ir važiuojam, keliaujam, tiek koncertinės išvykos į Vilnių, į Druskininkus, į Rusnę važiavom. Tai dėkojam mūsų mokyklos valdžiai tikrai, kad labai palaiko choristus. Gal dar galėtumėt plačiau apie dainų šventes papasakoti? Teko didžiulis džiaugsmas pernai, tai yra 24 metais, būti dalimi šimtmečio istorijos, juk dainų šventė 100 metų jubiliejų ir Vyturys dainavo nuostabiai. Buvo viso to, žinot, 11 000 dainuojančių žmonių, tai yra neapsakomas jausmas, tai džiaugiuosi, kad pavyko būti viso to dalis. Tai mūsų choras yra pati geriausia, turbūt šeima apskritai. Aš labai mėgaujuosi mūsų choro kompanija, mes tame chore ne tik dainuojame, bet ir vien tik draugaujame. Būna per choro repeticijas, kad ir pajuokaujame su pačiais vedėjais. Mes bandome koncertuoti kuo daugiau koncertų ir bandome dalintis savo pačiu geriausiu talentu visiems. Bandom išdalinti viską, ką galim. Na, aš manau, kad mums choras dabar yra mano, tai apskritai neatsiejama gyvenimo dalis tapo. Ir ką aš manau apie chorą, tai aš manau, kad tai yra pats gražiausias dalykas, kurį mes turim puoselėti šioje mokykloje. Ir tai yra toks gražus dalykas, prasme, mus visus sieja vienas bendras dalykas, tai yra muzika. Ir aš manau, kad tai yra labai brangi dovana. Taip, ir aš ką galiu pridėti, viską, ką jinai pasakė, yra tikrai griniausia tiesa. Ir aš asmeniškai, kaip 8 klasėje atėjau į chorą, aš tikrai negalvojau, kad čia taps toks didelis dalykas mano gyvenime. Ir dabar tai jau net nebėra kaip hobis, tai jau yra mano gyvenimo dalis. Apie visus konkursus ir festivalius aš net nežinau, kad, prasme, ten visas dainų šventės yra tiesiog kita dimensija jau. Ir mes tikrai tenais dainuojantis žmonės esame jau kaip šeima. Visi labai jaučiam bendrystę ir labai geras jausmas yra stovėti kartu, dainuoti ir jungti savo balsus ir taip kurti harmoniją. Dabar mes esame informaciniam centre, kuris buvo atnaujintas. Tai čia vyksta įvairios veiklos ir edukacijos. Ir dabar porą pakalbinsim mokinių apie veiklas ir kas labiausiai patiko. Labas, ar įdomios veiklos informacinėme centre?
Taip, informacinėme centre būna visokių veiklų ir šiaip man jos būna įdomios ir realiai išmokstu visokių įdomių faktų ir apie visokius įdomesnius dalykus ir taip toliau. Būna kahutai ir šiaip veiklos viktorinos. Tai informaciniam centre mums vyksta įdomios edukacinės programos, tai ateina mums padainuot, mums kažką papasakoja ir be to, kai mokytojai susirga, tai pamokos vyksta čia ir mokytojai prisijungia nuotoliniu būdu. Informacinis centras yra labai daugiafunkcis centras. Iš tikrųjų, manau, kad čia tokia erdvė, kur mokiniams tikrai patinkanti erdvė, nes jie čia ir pertraukų metu, ir po pamokų leidžia laiką skaitydami knygas, bendraudami, ateina paruošti įvairių asmeninių ir įvairių grupinių projektų. O pamokų metu, iš tiesų informacinėme centre, tai įtvirtiname žinias, įgūdžius, kuriuos gauna per pamokas, nes čia vyksta įvairios edukacijos, netgi susitikimai su žymiais žmonėmis, įdomiais žmonėmis, netradicinio ugdymo pamokos. Esame įsitraukę į tokius tarptautinius, įsijungę į tokius tarptautinius projektus, kaip Baltų literatūros, Šiaurės šalių literatūros savaitė. Noriu pastebėti, kad šalia veiklų informacinėme centre mes turime ir puikią biblioteką, gausią biblioteką, kurioje yra ugdymo procesui reikalinga literatūra, o taip pat ir gausu grožinės literatūros, kurias stengiamės vis papildyti naujomis įdomiamis knygomis. Dabar greičiausiai susimąstėte, kodėl aš stoju prie šito seno garažo, bet jisai prieš 2 mėnesius atrodė dar senesnis, o dabar jisai yra atnaujintas ir jūsų dėmesiui Renaldas Baranauskas. Tai sveiki, Renaldai. Sveiki. Tai kaip sugalvojate restauruoti seną mokyklos garažą? Dėl garažo idėja kažkaip kilo spontaniškai, kai tiesiog išnaudojant erdves trūko patalpų, kur susidėti įrankius, medžiagas ir panašiai, kadangi technologijos mokytojų daug, o pasiruošimo kambarėlis tik vienas, tai ir kilo mintis, kad išnaudoti garažą, o bandant ir pradedant daryti ir nešti visus įrankius, pasirodė, kad garažas nelabai gražus ir su mokiniais kilo idėja jį papuošti, šiek tiek gražesnį padaryti. Taip ir... Kokių dar įdomių projektų esat paruošę mūsų mokyklos mokiniam? Na, visada tie projektai tokie pas mane būna daugiau praktiški, kad mokiniai kažkaip praktiškai prisidėtų prie mokyklos erdvių, prie bendruomenės ir panašiai. Tai, na, bandysim, dabar jau darom suoliukus poilsio erdvėm, darom pufus, darysim dar kažkokius tai projektus, kur mokiniai patys gal pasiūlys kažką. Na, yra technologijų būrelis, kur bandom irgi priversti techniką suktis. Tai yra elektrinį keturatį turim atsivežę, dviratį ir panašiai, kas irgi ateities planuose padaryti, paleisti. Tai. Mokykloje netrūksta įvairių veiklų bei pramogų, tai apie tai plačiau pakalbinsime Emą Keliūtę. Tai norim pakalbėti apie mokinių tarybos veiklas, ką veikiat mokykloje ir aplamai kokia yra koncepcija mokinių tarybos. Tai mokinių taryba atstovauja mokyklos mokinius, tai bando padaryti mokinių gyvenimą mokykloje smagesnį, įdomesnį, todėl kartu su visa mokinių taryba mūsų yra visai nemažai ir galvojam renginius, taip pat ką nuveikti mokykloje. Tai jeigu kalbant konkrečiau, tai yra visos šventės mokykloje minimos, tokios kaip Kalėdos, Velykos, Valentino diena. Tai kadangi neseniai praėjo Kalėdos, tai apie jas pakalbėsiu labiau. Tai buvo filmų vakaras, darėm kalėdinių megztinių savaitę ir tiesiog bandom padaryti mokinių gyvenimą mokykloje įdomesnį, kuo labiau įsimintiną ir smagesnį. Ar dažnai pasitaiko tokios veiklos? Taip, tai su taryba bandome daryti bent kelis kartus per mėnesį renginius. Tai renginiai gali būti tie tokie, kur tiesiog, kad būtų smagu, bet taip pat ir sporto renginiai, tokie kaip tinklinio varžybos, krepšinio varžybos. Tai tiesiog žmonės gali atrasti visose sferose save, tiek ir jeigu pasilinksmin kokioje diskotekoje, bet tiek ir jeigu sportuoji, gali pasireikšti ir dalyvauti veikloje. Štai dabar esame prie pradinės mokyklos pastato. Kaip matote, renovacijos darbai čia labai stipriai yra įsibėgėję. Matome naują fasadą bei sienas. Ir dabar eisime pakalbinti pradinių klasių mokytojus.
Nuo ko prasideda vaiko kelias mokykloje? Vaiko kelias mokykloje prasideda nuo pirmo žingsnio į klasę. Nuo tos akimirkos, kai atveria duris į pasaulį, kupina žinių, smalsumo ir galimybių. Nuo šilto, padrasinančio mokytojo pasveikinimo, nuo pirmo ryšio su draugais, mokytojais ir pačiu mokymosi procesu. Kiekvieną rugsėjį džiaugiuosi matant žingeidžias vaikų akis, kurios primena, kodėl pasirinkau šią profesiją, nes gera kartu su vaiku atrasti jo galimybės bei lydėti kelionėje į pažinimą. Kaip suformuojate mažam vaikui ugdymo pagrindus? Iš ko jie susideda? Ugdymo pagrindus formuoju per kiekvieną kasdienį darbą su vaikais. Tai ne tik mokymo programa, bet ir vertybės, bendravimas, susitarimai, įpročiai, kuriuos vaikai įgyja klasėje. Svarbu, kad vaikas patirtų mokymosi džiaugsmą ir pasitikėjimą savimi. Ugdymo pagrindas tai ne tik žinios, bet ir įkvėpimas mokytis, smalsumas, savarankiškumas. Bet labiausiai vaikui gali padėti mokytojas, jo noras ir gebėjimas pažinti ir jausti kiekvieną jam patikėtą mokinį. Jei pavyksta vaikui parodyti, kad jis gali, kad yra svarbus, kad mokymasis gali būti įdomus, tuomet esu tikra, jog padėjau tvirtus ugdymo pagrindus. O dabar žodis iš žmogaus, kurio kavos puodelis visada pilnas, o dienotvarkė dar pilnesnė. Kauno Vyturio gimnazijos direktorius Lauras Bartninkas. Tai kokie dabar renovacijos planai, kas jau padaryta ir kas dar bus padaryta? 2024 metais gimnazijoje prasidėjo ilgai mūsų visų laukti grandioziniai darbai. Tai pradinio ugdymo filialo pastato Taikos prospekte 49 išorės renovacijos darbai ir pagrindinio mūsų gimnazijos pastato Taikos prospekte 51 išorės renovacijos darbai. Taikos prospekte 49 renovacija jau artėja į pabaigą. Šią dieną turime atliktą 80% visų darbų. Pastate 51 šiai dienai atlikome apie 50% visų numatytų renovacijos darbų. Didžiausias iššūkis buvo langų pakeitimas, tai pakeisti visi pastato langai, pakeistos visos pastato lauko durys, pradėta pastato sienų apdailos procesas, pakeista stogo danga. Aišku, tų darbų dar turime, bet iki 25 metų vasaros pabaigos planuojame renovaciją įvykdyti. Ką jau turime iš naujų inovacijų mokiniams? Taip, tai 24-25 metai tikrai gimnazijai svarbus, todėl kad 24 metais įrengėme ir pagaliau galime džiaugtis STEAM laboratoriją, kuri tikrai praturtina mūsų visų ugdymo procesą. Ten galima atlikti šiuolaikinius inovatyvius laboratorinius bandymus, vykdyti įvairius projektus, galima dalykų integracija, laboratorijos atsiradimas gimnazijoje prisideda prie ugdymo kokybės gerinimo. Taip pat šiais metais pradeda veikti sensorinis kambarys, kuris yra suremontuotas ir įrengtas pagal visas šiuolaikinės inovatyviausias technologijas, su visais šiuolaikiniais moderniais baldais, tai kuriant saugią emocinę aplinką mokiniams, darbuotojams, sensorinio kambario įrengimas tikrai yra labai didelis darbas, kurį pavyko įgyvendinti. Taip pat yra daug darbų padaryta su kompiuterinės įrangos įrengimu, tai įrengta ir atnaujinta pradinio filialo informacinis centras, taip pat informacinėme centre Taikos prospektas 51 atnaujinti taip pat kompiuteriai, kabinetuose dalykų pakeisti ir įrengti nauji 5 išmanieji ekranai. Kokia jūsų ateities vizija šiai mokyklai?
Mano vizija yra šitą mokyklą išlaikyti tokią, kokia jinai yra šią dieną. Tai yra kryptinga savito ugdymo mokykla, kuri yra pagrįsta katalikiška, salezietiška kunigo Jono Bosko vertybinė sistema ir muzikinė kryptinga sistema. Mokykla turi tapti patrauklę, modernę, šiuolaikišką, neatsiliekančią nuo visų kitų šiandienos Kauno gimnazijų, siekti dar aukštesnių rezultatų nacionaliniuose mokinių pasiekimų patikrinimuose, valstybiniuose brandos egzaminuose, tarptautinėse, respublikinėse, Kauno miesto dalykinėse olimpiadose, įvairiuose konkursuose. Tikslas yra išplėtoti mokinių verslumą gimnazijoje, dar stipriau plėtoti muzikinį ugdymą ir kad šita gimnazija taptų jaukia, šilta ir patrauklė mums visiems, tiek mokiniams, tiek mokytojams, tiek tėvams. Mūsų mokyklos fasadas nebegąsdina, o kviečia. Ateikite, mokykimės 21 amžiuje.